Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Labas rytas. Na, jau rytas. Jau kava išvirus. Kava išvirus, tuoj siurbalį. Tuoj pavalgysim, o kava. Tai tik kava išvirus. Puodė, ne puodė, o jau puodukį. Eisim tuoj tvarkytis ir bandysim važiuoti toliau. Kelionės pagal mane 14. Kelionės lyg tai 14 šiandien diena, o šiaip kalendoriniai 28 diena. Be 20:10 išvažiuojam iš savo stovyklos. Traukime, važiuosim. Vėlai, bet kad tik taip išėjo mums. Judam po truputį. Išvažiuosim į plentą tuo ir važiuosim tolyn. Paskui dieną išyla, bet karščio nėra tokio beprotiškai, kaip čia buvo pradžio kelionės. Aišku, karščiausia būna apie kokią 4 valandą po pietų. O vėjas šiandien nuo pat ryto, dabar dar neaišku kokios jis krypties. Priešinis nepasikeitė vėjas, tai bus sunku važiuoti. Nebėk, man netrukdai. Kažkokį miestelį privažiuojam. Lenkiu. Lenkiu, tai va, tai lenki, tai nelenki. Stiprus priešinis vėjas. Tiesiog nuo kalno važiuojant stabdo. Sekmadienis, niekas niekur nedirba. Bet reikia manyti, kad už tai dirbs kavinės daugumoje. O čia jau kvepia šito restorano. Bet pirmiausia radom parduotuvę ir apsipirksim. Ieškokim šaukštų dabar. Tie plasmasiniai šaukštai sulūžo mūsų. Tai pas mane tilps čia vietos. Bet nežinau. Tai čia tie nektarinai gal ar kas čia? Gal, va, šitas tai gerai. Tai po 2 paimam dalį. 2,3. O čia nepridėta nieko? Nu, pagal mane tai. Bananų nepridėta. Va, dėl to ir geltono. Taip. Va, natūralu. Nu, pažiūrėk, kiek jau tas riebumas. Grasa 2,5. Tai gerai. Tai kiek imam? Tu bent kokius 4 kai. Jie žiūrėk labai nebrangus. Galim ir 6 paimti, vietos pas mane yra. O dar čia vienas dar. Ai, ten su burbuliukais. Nėra ten jokių burbuliukų. Šitų buteliukų, jie mėtų, jie jų nesurenka, nesuperka. Taip, aš jau pamačiau dabar. Vakar, kur važiavom, tai visos pakelės pilnos šiukšlių. Jo. 6 jogurtukai, sūris kepamas, vanduo, sūris kitas. Čia nektarinai ir kaip jie čia vadinasi. Ir šaukščiukai. Na ir atsiskaitymai kortele, jiems dažnai sudaro šiokių tokių keblumų, kadangi čia paprastai atsiskaitinėjama grynais. Dabar šauniai judam pirmyn, tik tai labai lėtai, prieš vėją. Jurgis vis sako, kad šitoj kelionėje labai daug valgom. Bet aš sakau, nu ką mes valgom. Taip, perkam parduotuvėj randam. Kefyras, jogurtai. Negirdžiu, kažką mane apšneka. Toks maistas, kuris šitokia sunki kelionė greit susivirškina. Makaronas ryte su sviestu. Tai gana stiprus maistas. Tai kad tik tai žiūrėk, neparvažiuotum po šitos kelionės pertukės. Negirdžiu, ką šnekat. Va, negirdi, ką šnekat. Nu tai dabar galiu apšnekėti, kiek patinka man, kai negirdi, ką šnekat. Tai dabar, žinai, nelaukinėkim vienas kitų. Kaip kur išeina, nes paskui susistabdom, aš lėkim pakalnę. Ką sakai? Sakau, kad dabar smagiai važiuojasi. Jeigu ne vėjas, tai iš vis būtų gerai. Nuokalnė. Tai čia nuokalnė, bet norėjau pasakyti, kad ir įkalnės, kurios būna sutinkamos netokios jau stačios. Ne, kur kas tai čia labai smagu. Užvažiuoji. Kai mano stabdžiai buvo 2 kartus taisomi užpakaliniai, tai aš jau iš karto imu už abiejų stabdžių. Ant abiejų stabdžių mano rankos. Bet tai kol kas tai vėjo nepataikiau, galvojau, kad čia bus pavėjai, kai maršrutą planavau.
Jeigu čia tokia sankryža, Gerai, reiks į kairę. navigacijos, tai gerai, bet jei bus Į kairę, gerai. Taip ir supratau. Už tai, kad priekyje autostrada. Kad tai būtų visas kelias, tai nuvažiuotum greitai. Taip. Sakai, kad vėjas dar nemaišytų. Jo. Kad vėjas nemaišytų, sakai. Taip, taip. Dar mažiau malkais prieš akis. Gui, te, rez. Stumamės. Koks čia miestas dabar? Ai, žiūrėjau, neatsimenu, iš G raidės kažkoks. Reikia važiuoti į gatvę, nepravažiuosim ten. Dar šitą miestelį nusprendėm nevalgyti, nes dar biskį mum per anksti. Nuvažiavam dar tik tai 21 km. Ir dabar dar turbūt tik tai 12 valandų kažkur. Tai važiuosim kitas, dar už 11 km. Kitas yra nešikas kažkoks. O paskui 17 dar vienas, už 24 dar vienas. Sekmadienis tai tos kavinukės jų dirba. Nedirba niekas, bet kavinukės dirba ir visur kažkas dar sėdi. Nu ne visur, kai kaimuose kai kur uždarytos. Kempingas, kas labai netikėtina. Ir puikus kempingas. Kad taip vakare, tai būtų šaunu? Ne, tai kad vakare, bet kad vakare. Kas čia žino, čia matai šitas dar kelias link Lugų veda kažkiek. Tai gal dėl to čia dar yra visko. Privažiavom miestelį gana greitai ir suksim į restoraną. Nors valgyti aš dar nenoriu. Bet pailsėsim viskelį. Užėjom į vieną barą, bet tenai panašu, kad tenai daugiau tik pagert. Restoranas. Dar žiūrim, čia kitas kažkas čia. Gal geriau, bet reikėtų gal dviračius tada atsivaryti čia, jeigu bandysim čia valgyti. Lėkštės racionas. Kas yra lėkštė? Atsimeni vieną valgį. Do you have coffee? Coffee. Leche? Leche. Sí, milk. Okay. And no, one coffee. And dessert. What is dessert? Sir. Coca-Cola? Ay, no. Ne. Sweet, something sweet. Something sweet. What is something sweet? Okay. Labai paim. Nu, va, ispaniška kiaušinienė, kaip čia tie kroketai salotos. Kiaušinienė grūčiai šalta. O laimutė jau kavą jau išgėrė. Jau išgėriau. Gera kava. Bet reikia užsipilti aliejaus. Tai kuris čia dabar tas aliejus, kuris actas. Aliejus gal geltonas. Čia visada duoda acto kažkokio arba vynų ir aliejaus. Žiūrėk, daug nepilk, pažiūrėk, kas čia nėra. Gerai, čia aliejaus. Aliejai. Bus ne taip sausa. Tai kiaušinienė, tai čia daugiau bulvių negu kiaušinių, bet nieko padarysiu. Sekmadienį žiūriu pas juos, nesvarbu, kad ir siesta, jau 2 valandos, bet gyva. Ir miestelį, kurį paskutinį pravažiavom, tą didesnį irgi gyvas buvo. Tai kad visi šiek tiek pravažiavom, tai kad visur gyva. Iš vis čia šitas kraštas čia Galicijoje, matyti, yra viskai kitokie papročiai, negu ten Baskį, man atrodo. Tai tenai viskas numirė, o čia visai kitaip. Sumokėjom 26,40 ir arba irgi palikam eurą. Čekio net nešė. Jo, kadangi tik tai grinais buvo galima matyti. Čia į kairę ant žiedo. Gerai. Ir važiuojam. Valgym. Dabar šutinam tolyn. Kiek čia mes dabar nuvažiavę esam? 33 kilometrai.
14:40 dabar valandų. Da, manau, pavažiuosim. 30 tai da turėtum numinti. Žiūrint, aišku, koks bus kelias. Jeigu kelias geras, tai čia galima daugiau numinti. Bet jeigu bus vienikalnis, tai tada sunkiai. Tai aš važiuoju į priekį. Aha, nes čia tai žiūri autostradą. Vėl į kokį kamštį pateksim. Ai, tai va te tiesiai reikia važiuoti. Į tą Vilavą reikia važiuoti. Aš biskį tave lenkiu. Lenk. Atsipūst pavėsiukiai. Pakeičiau kameriukę, aną nusėdau, šitą įsidėjau. Jau galingos įkalnės prasidėjau. O čia važiuodamas į viršų, nuvažiavau į tą grebę. Negriuvau, tiesiog nuvažiavau ir tiek. Griuvį užmušta stirna guli. Įsivaizduoju, čia matėm ne vieną laukinių gyvulių stirnų. Atrodo, čia toks civilizuotas kraštas, toks apgyvendint, bet gyvūnų laukinių yra. Matėm ne vieną stirną, kiškutį, kuriam dėtis. Turi gyventi ir ant asfaltų. Užmuštų paukščių randam ant kelių, mažų ir didelių, pelėdą radom. Va miestelis. Kokį bažnytėlį ir kas čia dar gražaus, pažiūrėsime žarčiau. Minutė atokvėpių, tai nors vieną iš bažnytėlių, nedidelių miestelių nufilmuosiu, o čia jau kelintą kartą vis privažiuojam, kaip ir kapinys, ne kapinys, bet nutarim, kad čia ko gero kolumbariumas. Jau kelintą mes į tokį privažiuojam. Ne kelintą. Kokį trečią, tai tikrai. Nežinau, mes vakar matėm vieną kitokį. O šitokių daugiau, aš tokių kažkaip neatsimenu. Tai, bet tipas tai panašus jų. Bet čia tai tikrai kolumbariumas, gėlyčių prie kiekvieno tokio skyrelio. Ja, čia taip ir bus. Čia galima užėti ir į vidų. Vartai neužrakyti, tik tai nenorime šėliais. Prasideda nuokalnį. Tai kažkurį laiką lieks, o paskui vėl. Kelias labai išbaladotas, jau biskį geresnis. Aš lenkiu. Lenk. Lekiam su vėjeliu, su stipriu vėjeliu. Nu ir ką, leikimas baigėsi. Minsim į kalną. Ir važiuojam. Pasikerėplinam prieš kalną, į pakalnę. Prieš kalną, vos į pakalnę su vėju. Sunkus kelias. Bet dabar čia dar nieko, važiuojam tokio įlomoj, tarp stačių krantų. Kitur būna visai nekoks vaizdas. Kad labai gražių vaizdų nelabai pasitaikė vieną kitą kartą. O taip visai tokie vidutiniški. Trumpas poilsis. Trumpa pertraukėlė. Vėjas kaip ir biskį aprimo. Aprimo lyg biskį vėjas. Netapiau smarkiai. Gal čia matai labai tarp medžių mes, arba tarp stačių krantų. Bet iš esmės aprimo vėjas į vakarą. Judam pirmin. Tai Santiago kelias mūsų nepaleidžia. Ne, vadinasi ir čia jisai kažkur eina. Bet keliautojų nematyt šituo keliu. Goiriz. Ir vėl tokia pati bažnytėlė su tokiu pačiu kolumbariumu. Tai kiekvienam krašte kažkokios savitos tradicijos, saviti papročiai. Dar čia tai bažnytėlė. Šis kolumbariumas čia turbūt didesnis. Gaila, kad ne vieną bažnytėlę negali eiti pažiūrėti. Nors truputį kaip ten atrodo. Viskas uždarinėta. Dabar restaurante Eat, Drink, Sleep. Tolumoj neblogai matosi, gražu. Bet aišku, į tą kalną mums reikės įsiropšt. Reikės į tą kalniuką įsiropšt, kur gražiai atrodo. Bet tai gazdina. Aptvertos teritorijos.
Ganyklos, neganyklos, neaišku kas. Čia šitoj pusėje tai tokių ir anksčiau buvo, bet tai medžiai buvo susodinti. Vėsoka darosi leistis nuo kalno. Įkaisti suprakaituoji, ko užmini ir dabar jau va į pakalnę saulė nelabai šviečia ir jau vėsu. Bet nieko, greit sušilsim jau priekį kalniukas matyti. Stovi tie namai, nesuprasi ar gyvenami, ar tušti. Viskas uždarinėta, bet pievutė nukirpta prie namų. Negyvos dvasios. Va čia prie šito, tai kažkokių gėlių. Reiškia, čia tikrai gyvena. Kilimėlis prie durų. Ant kalnų. Matau. Kažkaip, o čia va dar gryni kalnai, o ten jau debesys užėję. Atrodo, kad iš kalnų kokie dūmai paleisti. Čia mums gali naktį būti drėgna, jeigu palapinėje reiks miegoti. Bet gal rasim ką nors. Tai dabar negalima pajudėti prieš vėją. Koks didžiulis. Įkalnys atrodo beveik nėra, bet vėjas kaip papučia, tai visiškai sustabdo. Ir labai neaišku, kas bus prieky. Debesys. Vieni debesys. Kalnų nesimato. Negaliu važiuoti per tą. Tai reikėjo mums nuvažiuoti. Nu, vienu kažkokiu viešbutėliu. Ir galbūt galėjom pernakvoti biskį žmoniškiau iki kito 13 kilometrų. Ir nežinau, ar mes dasigausim, bet būtų gerai, nes jeigu čia tie debesys, čia lietus, tai būtų gerai pernakvoti normaliai po stogu. Siaubas. Lašeliai tokie. Nelabai geras ženklas. Jau. Įvažiuojame į debesis. Ir tai nebus gerai, reikės viską slėpti nuo lietaus. Gal baigsis įkalnį. Bent jau. Apsirengėm. Šiek tiek nuo lietaus susidangstim viską ir bandysim leistis į tą slėnį. Būtų gerai, kad rastume nakvynę po stogu. Iki ten tų slėnių dabar? Nežinau, palauk, pažiūrėsiu. Teikima badina. Čia panašu, kad galim gauti kažkokį viešbutuką ar kažką panašaus. Bandysim. Matei? Matei lovą? Dairykimės, bet aš supratau ten, kur degalinė viskas. Ten degalinė nupiešta ir lova ir dar kažkas ten. Valgymas. Radom ir albergą, bet kol ten ieškojom registratoriaus, tai čia šalia kavinė užėmė ir čia mumi įgrūdo į viešbutį. Nu, biskį taip apmovė mumi gudriai. Aš manau, kad ten viskas kartu. Nu, jie viskas kartu, bet jie nepaėmė mus į albergą, bet į viešbutį. Nu, tai ką darysit? Čia 45 eurai tas viešbutis, bet čia viskas labai gerai, tvarkoja. Pasimaudysim, pavalgysim savo viską, neisim, ten yra ir kavinė, bet diner, tai kaip ir pietus būtų, bet jau dabar 8 valandos. Jau vėlyvi pietus. Tai, o tie diner kainuoja 18 eurų, tai kaip ir ne visai pigu. Savo turim visko prisipirkę, galėsim nusimaudyti ir išsimiegoti labai patogiose lovose. Valgom savo maistą, kaip visada. Turim dar duonos, kur vakar pirkom, kefyro, agurkų, sviesto turim ir sūrio turim. Dar tepamo sūrio turim. Dar šokolado turim, nu, kažkai kada nesuvalgė. Vienu žodžiu, skaniai valgom labai. Labai skaniai. Sveikatą. Ekologišką kefyrą geria ir laimingas. Žinoma, kad laimingas. Šiandien nuvažiavom 69,38 km.
O jau po 8. Vidutinis greitis 10,4. 69,8. 38. 30. O, tai visai. Va iki vandenyno liko 48,4 iki Atlanto vandenyno. Aukštis 520 metrų. Viskas važiavosi neblogai, bet jau paskutinis etapas taip vėjas, kad tiesiog stovintį pučia. Ir visą laiką prieš jį. Tai važiavom nežinau kokiu tenai nuliniu greičiu. Tai va, viskas. Debesys žemiau mūsų, baisiai įdomu.